Nepaprastai sunkus laikotarpis rudens. Sulaukime visi rudens akimirkos. Ir debesų daugybė vėjų pučiamų. Kartais paspaudžia ir numeta mus į nostalgiją, tam, kad sustoti, atsigręžti ir pažvelgti į praeitį visų. Susimąstyti, kodėl aš šiandien sunkiai taip jaučiuosi. Ramybės neturiu vidinės. Iškyla noras bėgti ir būti didžiuliam apsupty žmonių. Taip nori savo nuomonę garsiai išreikšti, kad pasijaustum reikalingas ir reikšmingas visumoje žmonių. Ir daugelis žmonių nesusimąsto, kad daugelis sureikšmintų žmonių yra pavargę nuo išorinių bėdų. Tokių žmonių rūšis nedrįsta pripažinti savo klaidų, bet stengiasi įklimpti ir įklampinti dar daugiau žmonių. Ir tas, kuris labiausiai nori būti madingas ir reikšmingas, dažniausiai pakimba ant antenos depresingos. Iš pradžių pinigai ir karjeros laiptai platus, dideli, vedantis į viršų. O ant aukštesnių laiptų ir populiarumas vis garsesnis atsiranda. Atsiranda ir troškimas dar populiariau keliauti ir keliaujame populiarumo laiptais, kol pagaliau mes viską prarandame, ką sudėjo mūsų protėviai. Vien tik todėl, kad populiarumas tapo mūsų nerealus, o tada ir lūžis atsiranda nerealus, kai išsenka tavo vidus. Prasideda nesėkmės ir skandalai populiarūs. Lyg tai stengtumėsi vėl daryti kažką nuostabaus, toj pat reakcija visuomenės atsisuka karčiais pagaliais. O atgal sugrįžti į gyvenimo kelio lyg ir nebėra, vien todėl, kad paklaidos akimirka buvo per ilga. Nes troškimas ir karjera išsvajota tapo nuoskauda gilia, todėl, kad tu pasirinkai karjerą populiarią, o ne žmogaus gyvenimą. Bet kelias į gyvenimą jis niekur neprapuolė ir neprapuls. Vien tik todėl, kad tu žmogaus sutvertas Dievo žemėje gyventi. O čia žmogaus svarbiausia užduotis ant kelio atsistoja. Ant kiek tu sugebėsi greitai vėl sugrįžti pas Dievą. Kartais tas sugrįžimo kelias būna analogiškos karjeros keliui. Kiek tu turėjai iššūkių tuščių populiariam gyvenime, tiek tau reikės patirti nuoskaudų ir skausmų, sugrįžtant žemę į žmogaus gyvenimą. Štai tiek nedaug žemėje gyvenimas pareikalaus. Išmokti nuoskaudą, kuri atrodys praraja gilia. Dėkoti Dievui ir gyvenimui už ją. O atsiras žmonių, kurie tave nužemins ir su žeme sumaišys. Ir tau atsitiesti niekas nepadės. Liksi vienas, numestas ir niekam nebereikalingas. Tik tai savo sielai bus reikalingas. O tavo siela tai dangus ir tiesiausias kelias į namus. O namuose ir Dievas nuostabus, kuris tiesia kelią tau gyvenimą, kuris skambės ir amžinom šviesom nušvies. Štai čia ramybė, meilė, pagarba išreiškiama visiems, kas tik šalia, visiems, kas tik atsiras šalia tavęs. Čia nereikia reikalauti iš kitų, čia reikia tik prašyti savo sielos nuolankiai. Štai tokios paprastos taisyklės žemėje gyvenantiems žmonėms. Ant kiek išmoksi būti nuolankus, ant tiek gyvenimas bus tau dosnus. Ir kam įdomu gyventi žemėje laimingai, kviečiu visus prisijungti prie manęs ir mokytis kartu vėl būti žemėje žmonėmis. Mane visur galima rasti, video sukūrė ir įgarsino Sigutė.